Labas. Čia vėl aš ir mano kambarys ir atėjo laikas sekančiai treniruotei. Tikiuosi esi pasiruošęs, apsirengiai kimono arba gražią suknelę. Viskas tinka, svarbu, kad būtų patogu. Šiandien mums reikės pakilos, aš vėl naudosiu sofos kraštą. Gali būti spintelė, gali būti suoliukas, kas nors maždaug iki kelių aukščio. Galima tos pačius pratimus daryti ir ant žemės, tačiau bus daug sunkiau. Todėl siūlau susirasti pakilą. Taip pat antras dalykas, kurio mums reikės, tai bus svarelis. Reikia kažkokio tai svorio į rankas. Jeigu turi namuose svarelius sportavimui, labai gerai. Tada reikėtų 1 arba 2 kg. Jeigu ne, gali padaryti kaip aš. Aš paėmiau šitą ne Coca-Colos butelį ir pripyliau į vandens. Čia yra 1,5 litro. Jisai nėra labai sunkus, tačiau jaučiasi, kad laikau rankoj kažką tai. Taigi, jeigu neturi dar nieko, tai sustabdyk video ir nubėk greitai pasidaryk. Jeigu viską jau pasiruošęs esi, galim pradėti treniruoti. Gerai, fudu daičiam. Seiza. Šineinirai. Mokuso. Atsistojam. Šiandien vėl pradėkime nuo sukimo, tik tai nuo pačios. Tai vieną koją pakeliam kulną ir sukam čiurną. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Į kitą pusę. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Kita koja. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Į kitą pusę. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Gerai. Kelius suglaudžiam, sukam į vieną pusę. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Į kitą pusę. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Kojas plačiau. Sukam kelius į vidų. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Į kitą pusę. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Gerai. Dabar rankas gali laikyti ant diržo, gali laikyti prie galvos ir lengvai pažingsniuosim. Tai reiškia, reiks daryti žingsnius į orą ir kelti rankas, kojas maždaug iki pilvo. Darom. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Gerai, dabar tas pats, tik tai koją keliam į šoną. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Gerai. Nežinau kaip tau, man po praeitus treniruotės šiek tiek jaučiusi kojas. Dėl to reikės padaryti ir apšilimą ir šiek tiek pratempti pačias kojas, kad nebūtų tai baisu. Gerai, toliau einame į viršų, rankas laikom prie šono ir lenkiamės į šonus. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Dabar rankas dedam ant pečių ir pasistengiam, kad šita vieta dubuo nejudėtų ir sukinėsimės į šonus, bet tik tai su pečiais. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Gerai. Dabar tiesias rankas sukame į priekį. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Atgal. Ich, ni, san, chi, go, ruk, sich, hach, kiu, dziu. Gerai. Dabar rankas į viršų žemyn. Ich, ni,
san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Gerai, dabar pirmin atgal, ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Toliau sukam per alkūnes, ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Į kitą pusę, ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Gerai, sukabinam rankas ir sukam riešus. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Kitą pusę. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Tai rankos ant liemens arba diržo ir sukame galvą. Ich, ni, san, chi, go. Į kitą pusę. Ich, ni, san, chi, go. Aukštyn žemyn. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Į šonus. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Sukinėjame į šonus. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kiu, du. Dar vienas, tai ištieskim rankas į viršų ir prasuksim didelį ratą. Lenksimės į priekį ir atgal. Ich, ni, san, chi, go. Kita pusė. Ich, ni, san, chi, go. Liuks. Susitvarkom kimono. Ir dabar pašokinėsim. Tai bus apšilimo dalis, dirbsim po 1 minutę. Ir pirmas pratimas bus kojos suglaustos rankos prie savęs, tada kojos plačiai, rankos virš galvos. Pasirašėm. Ir hadžime. Pusė minutės liko. Penkiolika sekundžių. Jamai. Susitvarkom, pailsim. Ir sekantis šokinėjimas bus kojas pirmyn atgal, rankos į viršų žemyn. Tai dabar, kai koja, ta, kuri koja atgal, ta ranka bus į viršų, o čia kartu. Ir tada pakeisime atvirkščiai kitą pusę. Pasirašiam. Už 5 sekundžių. Vieną pusę padarom ir hadžime. Pusę minutės. Penkiolika. Jam. Sustojam.
Gerai, dar šiek tiek pratempkime kojas. Atsistojam ant vienos, kitą pakeliam, traukiam prie krūtinės. Į šoną. Už nugaros. Kelias šalia ir traukiam koją atgal. Prieš save. Galinę koją sulenkiam. Priekinę ištiesiam ir siekiam pirštus. Kita koja, prieš save prie krūtinės. Į šoną. Už nugaros. Prieš save. Kelią sulenkiam ir tiesia koją siekiam pirštus. Gerai. Liuks. Galima šiek tiek atsikvėpti ir pradėsim treniruotę. O kol ilsiesi, papasakosiu apie sekančią dalį. Tai vėl bus 2 pratimai ant pakylos, sofos kėdės ar kažkokias patogu ir 2 kitokie pratimai. Tai jeigu pasiruoši, galim pradėti. Pirmas bus atsispaudimai. Rankas reikės padėti pečių plotį, kojas ištiestas ant žemės. Ir po skaičiaus nusileisti, pakilti į viršų. Svarbu labai laikyti tiesią nugarą. Nenuleisti va šitaip, kad pirmiausiai rankos išsitiesia, po to užpakalis, bet stengtis viską kartu kelti. Gerai, pasiruošiam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rag, sich, hach, kyu, dzu. Gerai. Sekantis pratimas. Reikės rankas uždėti ant krašto. Kojas toliau. Užpakalis turi būti ne ant sofos, jis turi būti virš žemės. Kojos toliau gali būti ištiestos. Taip daryti yra šiek tiek sunkiau. Gali būti sulenktos. Taip yra daryti lengviau. Bet jos turi būti toliau, kad užpakalis būtų virš žemės. Rankos pakankamai siaurai. Ir dabar reikės leisti užpakalį žemyn. Po skaičiaus sulenkti rankas, nusileisti žemyn ir vėl pakilti į viršų. Pasiruošiam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rag. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai. Sekantis pratimas. Vėl reikės pastovėti ant vienos kojos. Tai pradžia pratimo tokia. Kojos, rankos, viskas vienoje vietoje. Tada po skaičiaus koją reikia kelti atgal, lenktis į priekį ir rankas abi kelti prieš save. Tai užduotis yra išstovėti ant vienos kojos, pasistengti kuo lygesnį padaryti stalą ir vėl sugrįžti atgal. Jeigu išeina, kojas galima nepadėti ant žemės. Gerai. Pasiruošiam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rag. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Pakeičiam kitą koją. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rag. Sich. Hach. Kyu.
Dzu. Gerai. Na ir sekantis pratimas. Šiam pratimui mums reikės to sunkesnio daikto. Tai ar tai bus butelis, galbūt namuose turite svarelį, tai būtų šis labai gerai. Bet kas nors tokio, kas jaustųsi rankoje, kad laikot ir būtų visai patogu. Tai dabar padarysime smūgius. Stosim kumaitę stovėsime, vienoje rankoje laikome butelį ir darysime smūgius taip. Vieną ranką, kitą ranką. Čia bus skaičius ich. Galiu šonu parodyti. Bus taip, skaičius ich, vieną ranką, kitą ranką. Viena iš rankų bus su svarmeniu. Nereikia daryti greitai. Reikia tiesiog taisyklingai ištiesti ranką, pečius pasukti, koją galima pasukti ir šonu pasisukau vienas smūgis, tada kitų šonu pasisukau kitas smūgis. Ir pagal skaičiavimą. Vienas skaičius, du smūgiai. Pasirašiam. Ich. Ni. Rankos grįžta prie galvos. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai, imam į kitą ranką. Pasirašiam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai. Sekantis ratas. Viskas taip pat. Pasirašiam. Atsispaudimai. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai, sekantis. Kojas toliau. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Atsistojam. Dabar ant vienos kojos. Nugarą stengiamės laikyti tiesiai. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Kita koja. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai. Pasiemame svarelį. Ir smūgiai. Ich. Ni. San.
chi, go, rak, sich, hach, kyu, dzu. Kita pusė. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, dzu. Gerai. Galima pailsėti, atsigerti. Sekanti dalis. Toliau vėl dirbsime su pakela ir su svareliu. Sekantis pratimas bus atsispaudimai su rankos pakelimu. Tik tai rankas dedame plačiai, plačiau negu prieš tai darėm. Ir dabar padarius atsispaudimą, reikės vieną ranką pakelti į viršų. Po kitos skaičius padaryti atsispaudimą, pakelti kitą ranką. Pasirašam. Nugarą taip pat tiesi. Kojas galima šiek tiek plačiau padėti, jeigu sunku išstovėti. Ir pradedam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai. Tuomet atsistojam. Paimam savo svarelį. Paimam į vieną ranką. Ir nuleidžiu prie savęs. Po skaičius, tą ranką reikės pakelti iki peties aukščio ir nuleisti žemyn. Tai reikia daryti lėtai. Nereikia taip, pakelt ir numest. Aš skaičiuosiu negreitai, tai pasistengti neskubėti. Taip, pasirašym. Ich. Ni. Ypatingai nuleidimas turi būti lėtas. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Kita ranka. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Gerai. Butelį pradedam. Sekantis pratimas. Reikės atsistoti, taip kaip atsispaudimo pozicija. Tačiau nedaryti atsispaudimo, o po skaičiaus pakelti ranką prieš save. Nugarą stengiuosi laikyti tiesiai ir kad kuo mažiau būtų pakreipimo. Jeigu vieną ranką keliu, tai nereikia taip, kaip prieš tai darėme ant vienos rankos pernešti, reikia stengtis tiesiai išstovėti ir tik tai ranką pakelti. Kojas galima šiek tiek plačiau, bet geriausiai, jeigu jis būtų suglaustas. Gerai, pasirašėm, stovim tiesiai. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Dzu. Dar 10. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich.
Hač, Q, D. Gerai, atsistojam. Na, ir dar vienas pratimas. Paimam savo svarelį. Dabar imsiu su dviem rankom. Rankos tiesios. Ir po skaičiaus reikės apsukti didelį ratą. Tai pradėsiu prieš save, sukant ratą šiek tiek už galvos. Virš galvos dedu, bet šiek tiek atgal. Ir apsuku atgal. Nugarą stengiuosi laikyti tiesiai, kad dirbtų tik tai rankos. Pasirašym. Ič. Ni. Į tą pačią pusę sukam. San. Či. Pilvą įtempiam. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Į kitą pusę. Ič. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Liuks. Dar kartelį, pakartosim antrą ratą. Nugara tiesi, rankos plačiai. Darom atsispaudimą ir pasisukam į lubas. Ič. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Paimam svarelį. Į vieną ranką. Ir keliam. Ič. Lėtai nuleidžiam. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Kita ranka. Ič. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Dabar atsispaudimų pozicija ir rankas pakelti prieš save. Ič. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Ič. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu. Ir paskutinis pratimas. Paimam butelį arba svarelį ir sukam aplinkui save. Ič. Ni. San. Či. Go. Rak. Sič. Hač. Q. Dzu.
Į kitą pusę. H. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Kyu. Du. Gerai? Laikas pailsėti. Toliau tavęs laukia smagioji šokinėjimo dalis. Jeigu po praeitos treniruotės kaimynai nesiskundė, reiškia viskas gerai. Jeigu skundėsi, pasities kokį nors kilimėlį, kad būtų minkščiau. Pas mane papučia kaimynų nėra, bet jie vaikšto pro langus žiūri ir turbūt galvoja, ką ta beprotė čia daro. Taigi, smagioji šokinėjimo dalis bus su mūsų svareliu. Vietoje reikės judėti ant vienos kitos kojos arba šokinėti ant abiejų, o rankas išmetinėti prieš save, tarsi darytum Moroto Tsuki dvigubą smūgį. Tai atrodys taip. Išties prie savęs pritraukti, išties pritraukti. Gerai, pasirašiau. O už 5 sekundžių. Ir hadžime. Praėjo pusę minutės, kojos turi judėti. Liko minutė. Nepamiršk kvėpuot. Liko pusę minutės. Dvidešimt sekundžių. Dešimt. Gerai. Galima šiek tiek pailsėti ir dar kartelį padarysim tą patį. Aš aišku galėčiau daryti šonu, bet tada nematysiu, kaip tu darai. O matau, kai sukčiauju ir viską užsirašau. Pailsim. Ir darysim dar kartą. Šitam pratime, jeigu pavargsta rankos, nereikia įsitempt, nes tada pasidaro dar sunkiau. Pasirengti tiesiog nieko negalvot ir mesti rankas nuo savęs. Ir viskas gausis. Gerai, liko 20 sekundžių. 10. 5, pasiruošiam. Hadžime.
Liko 1 minutė, nebedaug. Sustoti negalima. 45 sekundės. Sekundžių. Jeigu yra jėgų, galiu pagreitinti. Penkiolika sekundžių. Dar greičiau, dar greičiau. 5 sekundės. Jaunai. Ir vėl galima atsigerti. Sekančią dalį mums reikės to pačio svarelio. Darysime pratimus pilvo presui. Jeigu turi kilimėlį, galima pasitiesti, kad nebūtų kieta. Tuomet atsigulsim ant žemės. Kojas pakeliam, nepasėdam ant sofos. Pakeliam į orą. Laikom tiesiog suglaustas. Svarelį paimu į rankas. Galvą dabar padedu ir veiksmas bus svareliu pasiekti žemę virš rankų, pakelti ir pasiekti kojas. Pasirašom. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Q, Z. Dar 10. H. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Q. Z. Gerai, svarelį pasidedam. Sekantis pratimas. Vieną koją ant žemės, kitą koją uždedu ant jos, rankos už galvos. Ir dabar man reikia su priešinga alkūne pasiekti tą kelią. Savęs už galvos netraukiu, nes skaudės kaklą. Tai rankas reikia va taip atgal atlenkti ir kelti savo petį, kad alkūnę paliesčiau priešingą kelią. Pasiruošiam. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Q. Z. Pakeičiam koją. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Q. Z. Gerai, dabar abi kojas padedam ant žemės. Nugarą prispaudžiu. Ypatingai apačia nugaros turi būti prie žemės. Vėl pasiėmu svarelį. Jį laikau štai šitaip virš galvos. Ir dabar mano užduotis bus ne atsisėsti, bet tarsi susivynioti. Tai aš turiu smakrą prispausti prie krūtinės ir su svareliu keltis, bet tik tai pusę nugaros. Kol šiek tiek susiviniosiu ir grįžti atgal. Apačia nugaros jin turi nepajudėti, nepasikelti, ne kažkaip pasikreipti, jinai yra prie žemės. Pasikelia tik tai mentis ir pusė nugaros. Pabandom. Svarelis virš galvos. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rak. Sich. Hach. Q.
san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Gerai. Ir sekantis pratimas. Taip. Man reikia tilpti į kamerą, čia yra ne juokas. Arba maža kamera, arba aš labai didelė. Atsistojam ant vienos alkūnės. Delną galima ant žemės, galima suspausti kumštį, kaip patogu. Kojas ištiesiam ir dedam vieną ant kitos. Tada reikia pakelti viską. Kitą ranką galima čia, galima į viršų kelt, svarbu nedėti ant žemės. Ir dabar pagal skaičių turėsim kilnoti užpakalį. Reikia priliesti žemę, bet visiškai neatsigulti, taip kaip aš dabar guliu ir visuosi. Ir pakelti į viršų. Per daug kelti irgi nereikia. Tiek, kiek pakeliat, kai stovi tiesiog lentoj, užtenka. Tai gaunasi, kad nekilnojam, o kaip tik nuleidžiam užpakalį. Priliečiu žemę, pakeliu, priliečiu žemę, pakeliu. Pabandom, pasirašom. Jeigu yra sunku koja ant kojos, tada viršutinę koją galima dėti į priekį. Bet stengtis nugarą laikyti tiesiai. Gerai, pasikeliam. Ech, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Gerai, kitą pusę. Tilpau. Beveik. Gerai, kojas ant žemės. Pakeliam užpakalį. Ech, ni, san, chi, go, rak. Aš matau tave. Sich, hach, kyu, du. Gerai. Liuks. Jeigu nesukčiauji, labai gerai. Jeigu sukčiauji, užsirašysiu ir bus blogai, kai susitiksim. Gerai. Ruošiamės antram ratui. Vėl atsigulom. Pasiemam svarelį. Pakeliam kojas. Rankos viršui. Ir važiuojam. Ech, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Dar 10. Ech, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Pasėdam svarelį. Vieną koją ant žemės, kitą ant viršaus. Ir darom ech, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Kita koja. Ech, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Gerai. Ir vėl svarelis. Virš galvos. Kojos sulenktos, nugara prispausta. Darome susirietimus. Ech, ni, san, chi,
go, rak, sich, hach, kyu, du, ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Padedam svareliai ir pasirašėm ant šono. Kilnoti užpakalį. Gerai, koja. Ant kojos pakeliam. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Kita pusė. Ich, ni, san, chi, go, rak, sich, hach, kyu, du. Liuks. Vėl galima trumpai atsigerti, pailsėti ir pereisime prie tempimų. Priėjom paskutinę treniruotės dalį – tempimus. Tai dabar reikės būti ant žemės. Kojas ištiesiam, rankas dedam ant delnų, prispaudžiam kojas prie žemės ir žiūrim į viršų. Stengiamės pamatyti savo pėdas. Gerai. Sėdam seiza, tempiam pečius. Dar kartelį į priekį. Pasisukam į vieną šoną, iš lėto, į kitą šoną. Dar kartelį į vieną pusę, kitą pusę. Gerai. Vėl sėdamės atgal. Dabar abi rankas dedam į šoną, bet sėdam atgal. Turi tempti šoną. Kita pusė. Gerai. Vieną ranką prispaudžiu prie žemės, petį taip pat, nusisuku į kitą pusę ir turėtų tempti tiesią ranką. Kita pusė. Gerai. Pasikeliam ir pratempsim rankas. Dedam aplinkui kaklą, spaudžiam. Gerai, o dabar alkūnę bandom traukti atgal, bet su šita ranka neleidžiam. Gerai, kita pusė. Ranka aplink kaklą, spaudžiam. O dabar bandom traukti ranką atgal, bet neleidžiam. Gerai. Už galvos. Kita ranka ant viršaus. Spaudžiam žemyn. Ir po truputį lenkiamės į šoną. Kita pusė. Ranką spaudžiam žemyn. Lenkiamės į šoną. Dabar viščiuko sparnelis. Užlenkiam. Ranką dedam ant šono. Paimam už alkūnės. Kita pusė. Rankas sudedam. Paspaudžiame žemyn. Atvirkščiai sudedam. Paspaudžiame žemyn. Sudedam pirštus, spaudžiam vieną į kitą. Ištiesiam ranką, paimam iš pirštų, atlenkiam atgal.
Dabar suspaudžiam kumštį ir lenkiam į vidų. Kita ranka, delną žemyn. Suspaudžiam kumštį į vidų. Gerai. Na ką, galim užbaigti treniruotę. Atsistojam, susitvarkom kimono. Full Seiza. Şineydirek. Mokuso. Mokuslayamay. Susaindirek. Os. Atagaindirek. Os. Na ką, praėjo ir antroji treniruotė. Tikiuosi buvo smagu, tikiuosi buvo sunku. Kviečiu prisijungti prie live treniruočių, kur galėtume matyti vienas kitą. Ir galėčiau paskaičiuoti tau, pažiūrėti, ar gerai darai, sudrausminti, kad nesukčiautum. Na ir tikiuosi, kad namuose nenubodžiauji, randi ką veikti. Jeigu ne, visada gali paskambinti man, pakalbėsim, patarsiu, ką galima nuveikti namuose įdomaus. Na ir ačiū tau, kad žiūrėjai, susitiksim sekančiai treniruotei. Os!